Sveiki visi, su jumis Polinis ir šiandien žaidžiam Minecraft. Kaip atsimenate, o gal kas ir nematėt, pabaigėm ant tiesiai nakties ir pradėjo lyt, ant lango irgi lietus. Ir ką mes spėjom padaryti per praeitą epizodą, tai tik pastatyti namą ir padaryti savo medžio anglies. Tai tikriausiai permiegosim šiandien. O dieną pasikaminsim savo kardą, nes per lietų, ir lietus praėjo, per lietų mobai nedega ir prisikirsim medienos ir prisirinksim maistą. Vakar įdėjau Slenderio gameplay, bet neįsivaizduoju, kodėl jisai biškį taip banguoja vaizdas, nes nežinau kodėl. Per mano playlį tai rodė viską gerai, jokių trukdžių ir kitokių dalykų. Dabar yra padaryti nauji garsai. Tai galima net išgirsti visokiausių keistų tokių dalykų, kaip pavyzdžiui vaikštai per smėlį ir atrodo lyg šokinėtų slaimas. Bent jau anksčiau taip šokinėdavo. Ar kas tokio buvo panašaus. Bent jau man panašu. Šį epizodą gal pradėsime leistis į požemius. Ir pasikasti anglies ir metalo irgi būtų neblogai. Šito video nelabai šiais įkelti, nes išvažiuoju. Į Latviją, Ventspilį. Tai va. Šiandien dar gal žadu padaryti dar vieną žaidimo gameplay, tai yra Perfect World, kas nežinau. To žaidimo tai yra toks kaip Massive Multiplayer RPG game, vadinamas angliškai, o lietuviškai tai yra daug žaidėjų, bet nežinau kaip sėsti lietuvių kalbą. Daug žaidėjų turi kažkas ten, taip, žodžiu, neversti lietuvių kalbą, bet turėtume suprasti, tai jis yra nemokamas
bent jau aš pasisečiau nemokamai. Nežinau, kaip iš tikrųjų yra. Ir gan įdomus, kam patinka. Pažaisti, nes šiaip yra tai sugalvota kažkas tokio panašaus į tą istoriją, bet ten nėra tokia kaip visiškai istorija, kaip būna kitose žaidimuose. Ten tiesiog bėgioji questus, vykdai, susidraugauji su žaidėjais. Nes nėra to, kad, paaiškiai, gali būstą nusipirkti. Nu, toks gan įdomus smaudys. Ir neturi ką veikti. Lygius pilies. Tai, kad leidžiamės į požymius. Įdomu, ką mes lygiai esam jau. Mes jau 50. Čia nebūtų kokio metalo rasti. Yay! Prismaininčiau šito daikto. Tai va. Šitą žaidimą žinau, ką darysiu per šitos epizodus. Tikriausiai išgyvensiu. O kaip išgyvensiu, neįsivaizduoju. Nu, sukalsim visą keksą ir eisim grįžti gal į viršų. Gal pavyks nusileisti iki... Aš nemanau, maniau gal pavyks iki bedroko nusileisti. Bet man atrodo, kiek neužteks šito. Nu, jau surinkom nemažai, pakankamai nemažai stovų. Kad galėtumėm pasigaminti gerų daiktų pakankamai kol kas. Na va, sulūžo, dabar reikia grįžti gal į viršų. Čia gal į balkoną. Ir jeigu kam įdomu, su kuo filmuoju, tai yra Fraps. Nelabai legali versija, bet vis tiek man nerūpi. Ir jo. Ir manau, aš eisiu ne ant easy, o ant normal. Nors labiau patinka ant easy. Nes ant easy yra lengviau. Tai va, čia toks
bus trumpas epizodukas, kur mes pasikalam akmens ir skaminam biškį daiktų gerų ir nelabai gerų. Aš darau čia. Ir dar paskaminsim skrynią. Keista jausti daug iš karto užmetė. Ai, supratau. Nespatausiu. Ir... Ai, jo skrynią reikia padaryti. Skrynia. Padarysiu dabar taip nelabai gražiai, bet talpiai. Aha. Ir jau tamsta, tai... Ir ant tos temos visiems sakau viso gero.